Labas vakaras, Ibrytė. Taigi, kaip sakiau, gruodžio mėnesį geriausia netreidinti, todėl aš irgi naujų strategijų netestuosiu. Tačiau reikia mokytis, reikia tobulėti, todėl darysiu šios savaitės reviewą. Iš tikrųjų, pasakysit, ar jums įdomu ar neįdomu. Atlikti treidai iš viso 6 su premium grupe. Treidai, kurie buvo pasidalinti su visais siejimais ir kaipgi mums čia sekėsi. Iš tikrųjų, per šią savaitę, sakau, 6 treidai ir uždirbta štuką baksų. Nu tai pagal balansą, kurį aš treidinu, tai yra 2 procentai, uždirbta 2 procentai pelno. Tai visai neblogai, žinant, kad gruodžio mėnesis eventų pilna ir šią savaitę, sakau, nuo antradienio buvo 52 ar 53 high impact news eventai. Nu tai čia yra žvėriškai daug ir per eventus treidinti tiesiog neapsimoka. Ir nerekomenduojama ir aš niekam nerekomenduoju. Tačiau sugebėjome mes uždirbti. Taigi, varom pasižiūrėsim ir varom pasianalizuosim. Taigi, pirmas treidas pas mane buvo 11 dieną GBP USD. Iš tikrųjų taip dabar. Įėjimą į treidą daviau su sell limitu. Ta prasme, kad treidas va čia sukils iki šitos ribos ir kai mums pasieks, nueisime iki mūsų take profito lygį. Toks planas, jis iš tikrųjų labai paprastas ir sakyčiau yra labai patogu, kai aš treidus duodu su laiko rezervu, ta prasme su limit orderiais ir su stop orderiais, nes žmonės gali susiskaičiuoti, vat, kaip ir pavyzdžiui, savo stop loss lygius, kokį lotą dėti, prisitaikyti, nes visi mes bandom arba uždirbti, arba praeiti finansuojamus challenge'us, kad galėtume uždirbti. Tai čia iš tikrųjų, nu, taip yra ir dėl to stengiuosi duoti tokius treidus, į kuriuos galima būtų įeiti, kuriuose būtų galima tvarkingai pasiskaičiuoti savo risk rewardą ir tvarkingai įeiti. Nes pagamblinti, tai sakau, kiekvienas gali, tai nėra tikslo. Tai va dabar taip, šitą treidą, kodėl aš ėjau, iš tikrųjų matot GBP USD ir man kas čia patiko, jog buvo stiprus pušinimas į apačią, čia labai stiprus pušinimas į apačią šitose vietose, aš mačiau savo supply zoną. Šitoj vietoj taipogi čia konsolidacija ir man buvo aktualu, kad eitų iki viršutinės ribos, kur yra mūsų supply zona. Todėl maždaug nuo šitos vietos aš daviau įėjimą į short poziciją. Žmonės pasiskaičiavo savo risk rewardus ir pasižiūrime, kaipgi suvaikščiojo. Kaip matote, šitoj va vietoj, įėjo mum į treidus. Visiems, kurie pasidarė orderius, kaip aš sakiau, sell limitus būtent nuo šios ribos, įėjo į treidą. Reiškia, nuo čia dabar mes shortinam. Viskas aišku. Sakau, labai paprasta iš tikrųjų ir mes taip dirbam su premiumais. Taigi dabar pasižiūrime, kaip tas treidas ir šitoj vietoj iš tikrųjų hitino sellą. Kas yra negerai ir čia hitino jį iš tikrųjų tikėtasi. Galbūt taip sakykime, nes buvo minčių, kad permuš, tačiau neturėjau iš tikrųjų jokios prasmės ilgiau laikyti treido, nes būtų galima sakyti, kad galbūt sukeliau stop lossą, gal dar, bet kam riziko daugiau. Netekome 1%, viskas, strategija nepasiteisino. Būna, kad breikina mūsų key levelis. Nu, vat kaip ir šitoje vietoje iš tikrųjų key levelis, jeigu grinai paimti high-ų, nu jį breikino, kad ir fake breakoutas, tačiau breikino, pahitino mūsų SL ir čia tikrai, aš taip įsivaizduoju, mes buvome ne vieni, kurie buvo uždaryti šitoje situacijoje. Tai būna. Nu tai va, pirmas treidas netekta 1%, tai yra 500 baksų. Antrasis treidas buvo bitcoinas. Vakare pasižiūrėjau, kad šitoje vietoje, kaip matote, vyksta tokia šiokia konsolidacija. Realiai. Ties šita vieta kaina labai atsimuša. Aš tai pasižiūrėjau, jo galima duoti buy limitą, kol kaina sugrįš iki čia ir tada eiti mum į long poziciją. Pats treidas iš savęs iš tikrųjų jis yra geras, nes šitoj vietoje, kaip matote, yra stiprus pušinimas į apačią. Šitose vietose yra daug pinigų, tai vat, ko aš tikėjausi su šituo treidu, tai buvo nusimti pirmiausia pinigus, kurie yra čia sukišti per 11 dieną, kaip matote, 2 nakties, tai mūsų laikų 4. Čia buvo sukišta daug pinigų ir po tokios konsolidacijos ir po mūsų key levelio nusižiūrėjimo, iš tikrųjų buvo stipri tikimybė, sakykime, stipri galimybė, jog mes čia nusimsime tik profitą, eidami į long poziciją bitcoin.
SL-as irgi nusistatytas per 500 baksų, iš tikrųjų žvėriškai daug, tačiau SL-as nusistatytas pagal candle lowest. Kaip matote, šitoj vietoj vikas, šitoj vietoj vikas. Taip nusistačiau SL-ą žemiau jų. Nes jau jeigu kris grafika žemiau viso šito, reiškias pramazinau. Nu, nepramazinau, o analizė nepasitvirtino. Nu ir tai būna iš tik. Tai va dabar pasižiūrime, kaipgi man sekėsi. Nu, palieku raizgalionės turėtumėt matyti. Iš tikrųjų, va šitoj vietoj ėjom į treidą ir labai greitai mums sudegė. Nieko, netekome 1% risk managementas. Nu, 1% pradžia savaitės liūdna, bet kaip sakau, gruodis. Ir galim pažiūrėti toliau ir čia iš tikrųjų, kas būtų toliau kritimas. Dabar žiūrėkit, jeigu aš neturėčiau risk managemento, dvigubinam savo stop lossą, šitoj vietoje jau nebūtų netekta 2%, šitoj vietoje jau būtų netekta 3%. Va todėl risk managementas yra svarbus. Nepasitvirtino tavo argumentai. Argumentai buvo stiprus. Aš ėjau į treidą, aš nusistačiau tvarkingus SL-us. Jie nepasitvirtino. Viskas, viso gero, aš išeinu iš rinkos. Čia man 11 diena buvo nekokia. Nu, ką padarysi, 2% netekau, bendrai yra štuka baksų. Ta prasme, GBP, USD 500 ir mūsų bitcoinas 500. Būna tai. Trečiasis treidas buvo taipogi, dabar čia vėl GBP, USD, daviau buy limitą. Šitoje vietoje maždaug turėjome įeiti. Čia mačiau neblogą fair value gapą, maždaug šitoje vietoje. Nu, esame supratot. Ir SL-ą nusistačiau ties mūsų lowest kainą. Ir jeigu hitina, reiškia, aš neteisus. Būna tai, bet man kas patiko, kad šita zona iš tikrųjų buvo labai stipri. Ir dabar pasižiūrėkite, kaip treidas suvaikščiojo. Tai va. Op, šitoje vietoje buvo naujienos, įėjo į treidą. Man netgi dar žemiau įėjo, jeigu aš buvau nusistatęs buy limitą. Tai būna, iš tikrųjų pamatysite, visai geras ženklas, man truputuką, kad žemiau įėjo, aš džiaugiausi. Iš tikrųjų, taip, prasidėjo pat va tokie dalykai. Stipri pušinimai, stiprus kilimai ir parašiau hebrai. Hebrytę, dabar taip. Nusistatome savo SL-ą dar žemiau. Tai yra ties, kiek čia būtų, 93, maždaug ties šita vieta. Ir jeigu mes neapsiemam, jeigu jau aš tikrai neteisus, turėsime 2% minusų. Kitaip sakykime, savo SL aš perkeliau su tvarkingu risk managementu, kad ir vis tiek 2% rizikuojame už šiuo atveju. Tačiau man buvo svarbu išnešti sveiką kainą, nes kaip matote šitoje vietoje yra ateinantys eventai iš Amerikos. Ir Amerikos eventus geriausiai yra nerizikuoti, tačiau kas kam patogu. Aš rekomenduoju stipriai netreidinti per eventus, tačiau įmanom. Tai važiuojame toliau ir, kaip matote, šitoje vietoje buvo pasiektas mūsų SL-as. Bet, kaip ir sakau, komandai pranešiau. Mūsų premiumams, kad hebrytę atidarome SL-ą, paliekame atvirą po kol kas, jeigu užsidarysime ties 2% jau kryžim tikrai, nes neapsimoka gamblinti. Plius iki evento liko laiko. Ir iki evento dažniausiai būna įvairių šuolių, kuriuos gali pagauti, tačiau, sakau, per eventą. Tai va, pasižiūrime. Čia va, pasiekė mūsų kaip ir originalų SL-ą. Ir mano tikslas dabar buvo duotas, kad pabėgam iki evento iš treido. Pasiekėme mūsų break-eveną, pasižiūrime, kaip mums suėjo. Treidas, kaip matote, op. Ir šitoje vietoje pasiekė mūsų entry pointą ir šitoje vietoje viso, aš kaip ir liepiau, hebrytė išėjo. Nu, bent jau aš išėjau ir jiems buvo duotas šitas pranešimas jau ilgas laikas iki evento. Tai tikiuosi irgi išėjo iš tikrųjų ir šituo treidu aš esu break-even. Tai reiškia, turime dabar 2 losus, tai reiškia 2% minuso ir 1 break-even. Tai tokie dar palyginus nebloga savaitė. Tai va, 14 dieną dabar va, vėlgi, GBP USD buvo pirmasis treidas atliktas, 14 dieną buvo iš viso 3 treidai. 2 planuoti, 3 kaip irgi planuotas, bet po to jis pagal idėją užsimirštas. Nu tai, pamiršau, būna. Tai va, GBP USD, dabar taip, turime šitoj vietoj stiprų levelį, šitoj vietoj stiprų pušinimą ir žiūrėjau mūsų konsolidaciją. Čia konsoliduosi, ėjimą padariau
ties šita vieta. Reiškia, jeigu grafikas nueina ties šita vieta, mes turime įėjimą į long poziciją. SL-as nusistatyta šitoj vietoj ties mūsų svingu ir galime pasižiūrėti, kaipgi čia mums viskas įvyko. Kaip matote, pušino stipriai į apačią, tačiau mes dar nesame trade. Dėl to ir sakau, hibryte laukiam. Ir šitoj vietoj buvo naudojamas buy stopas. Reiškia, jeigu tradas daeina iki mūsų entry pointo, mes įeinam į long poziciją. Viskas. Tai dabar tai pasižiūrime. Op, šitoje vietoje mes, jau va čia, turbūt anksčiau, įėjome į long poziciją. Prasidėjo tradai 12 val. Kaip matote, naujienos iš Anglijos. Aš hibridai nieko nesakiau, apie tas naujienas jau iš tikrųjų buvo kalbėtasi čia jau su pačiu Stenu iš funding traderių, kur dar žinokit, double LT kodas galioja, tai kol galioja, tol naudokitės. Pasiūlymas. Nes vis tiek pirksi, tai dabar bent jau 2 už 1 kainą. Tai va, iš tikrųjų pasišnekėjom, ten buvo, kaip sakykime, Inner Circle, pasišnekėjom, kad žinokit, šitas eventas stiprus. Aišku, iš Anglijos ryšiai pasidėliojom, eventas buvo interest rate decisionas, kad čia, žinokit, hebra laikom longą. Čia bus GBP stiprėjimas ir jisai buvo tas stiprėjimas ir dabar galim pasižiūrėti, nes grupiai labai rašė. Sako, Juškė, kame bairis. Nes tu esi labai, sakykime, nusistatęs prieš tradingimą per eventus. Aš esu nusistatęs prieš tradingimą per eventus, tačiau, sakau, šitoje vietoje vidinė informacija. Jūs, sakykime, tie į premiumus man mokate už informaciją, kurią jūs gaunate. Ar tai nuolaidos pirminės, ar informacija su treidais. Tokių treidų su eventais būna labai retai. Nu, tarkime, 1 per mėnesį. Tačiau jie būna geri. Jie būna, sakykime, užtikrinti. Tai va, šitoje vietoje hibridai, aš sakiau, pasiemam dolerius. Neperkeliau nei SL-o, nei entry pointo, nei take profito. Viską palikau vienoje vietoje. Op, pasižiūrime, kaip suvaikščiojo. Ramiai, beveik grįžo į mūsų entry, tačiau negrįžo, nes žinau, kad kažkas prabėgojo premiumuose ir jisai nusistatė buy limitą, kad kaina grįš iki mūsų entrio, tada įeis. Tai va, žinok, jam, manau, čia pritrūko labai nedaug. Pipo, gal. Ir jisai neįėjo. Apasna, bet jisai neįėjo. Ir tada, op, šitoje vietoje tik tai naujienos nuo 12 valandos ir įtino mūsų take profito lygį. Aš irgi, kaip ir sakiau, rizikuoju 1 prie 3 risk rewardas, iš tikrųjų pagrindė mano tokie treidai yra iki mūsų, kaip matote, dar viršuje iki levelio. Ir su šiuo treidu uždirbta 3%, kas yra štuka 500 baksų. Tai jau žiūrėkit, atmušėm minusą, pirmus 2 neigiamus treidus break-eveną ir dabar uždirbome. Reiškia, jau mes 1% pliusė. Labai gerai, ant savaitės galo iš tikrųjų labai gerai. 5 treidas, tai dabar vėl BTC USD pasidalinau, kad hibryte eina mes toliau į longą. Ir kaip matote, šitoje vietoje yra pas mus buy limitas, jeigu treidas čia daina, mes einame į treidą. Ir šitas treidas buvo atliktas kartu su GBP USD. Įkeltos kaip ir 2 analizės, duotas įėjimas, kad hibryte galėtų pasiskaičiuoti ir įeiti treidus. Ir Bitcoin aš nežinau, kiek ten iš mūsų treidina, kurie yra premiumuose, tačiau tikrai yra kas treidina. Ir mes nugalėjome rinką 1 kartą su GBP USD, uždirbome, sakau, gerai, 3%. Ir šitas treidas man kažkaip užsimiršo. Nuoširdžiai užsimiršo. Nu tikrai tai būna ir kažkaip nepatikrinau treido savo iš tikrųjų treidų visų orderių ir susimaliau. Ir kaip matote, šitoje vietoje pačioje yra eventai. Tai jau dabar pažiūrėkit, kaip man greitai į šitą treidą įėjo ir kaip greitai išėjo. Ir tada papasakosiu daugiau. Čia po kol kas tai va, op, matot, dun. Ir šitoj vietoj tiesiog mane sudegino. Va toks, dun. Sėdžiu ir dabar įsivaizduokit, pas man šitoj vietoj va įėjimas, ties šitą vietą maždaug. Nu, va, kur yra. Man įėjo ties pusę ir išėjo, kai toks šuolis aukščiau truputuką. Ir su šituo treidu, aš manau, jeigu kas ir dėjo, su tokiais pačiais parametrais, minusas yra 0,5%. Pagal strategiją, pagal investuotą sumą turėjo būti visas 1%, tačiau nukirto ir enterio, nukirto ir stop losso ir susidarė tik tai 0,5%. Nu tai kaip iš vienos pusės ir džiaugiamės, nes galėjo būti visas minus 1%, tačiau
galėjom net neit mes jį. Nes eventas, per eventus aš netreidinu. Neapsimoka. Pagemblint galit nueit palošti lažybų punktus. Tai va, šitas man atnešė minus 250 baksų. Nu, taip jau būna. Ir paskutinis mūsų treidas vakare, kaip matote, varome prieš Manarą. Sėdim laivę ir pasidalino vienas treidų iš Manaros. Tai kas Manarą naudojasi, tai paklai ir įėjo. Va susijungiam, va čia matote treidas, susijungiam į laivą, susijungiam ir dabar sėdim ir žiūrim, kaip mūsų treidas eina. Tai kaip matote, čia va šitoje vietoje Manaros STP, stop lossas, ir ruošimės pasimti pliusą. Tai tie, kurie laivė irgi taip pat su manimi ėjo, tai visai smagus vakaras, taip sakyčiau. Tai chebryte, aš ir tik tokia dalinuosi ir visur, kaip galima bukai tikėti kažkuo. Ale AI sukurtų, kur žmonės uždirba po 5000 baksų. Neuždirba, ten uždirba tos mergos per savo afiliatus ir už kiekvieną jūsų pakviestą ir investuotą, ten nežinau, 100, 200 ar ten 300 eurų. Nežinau, kiek kainos tenais, bet įsivaizduoju, kad kažkas tame tarpe uždirba savo procentą. Tai va taip tu gali uždirbti 5 štukas. Tu jeigu nesigaudai Forex'e, tu ten pinigų neuždirbsi. Ten tame esmė. Gaudo įsižiojusius, pasakoja, kaip čia fainiai, kaip čia viskas lengva, kad uždirba po 90% pataikymas treidų ir kad pliusas tenais wow. Aš įsivaizduoju, kad naujam žmogui atėjus, kuris nesuvokia, kas yra Forex'as, čia yra įspūdinga ir atrodo lengva schema, kaip galima uždirbti pinigus. Hebryte, aš atlikau 6 treidus. 6. Vienas per klaidą, kitas break-even ir aš čia dirbu jau ilgai. Manara, aš taip dabar pažiūrėkit, nu vat, Manara, aš taip įsivaizduoju, buvo viskas labai paprasta. Šitoje vietoje konsolidacija, todėl šita vieta mes įeiname į treidą. Kažkur šitoje vietoje. Man atrodo kažkaip iš čia. Ten pas jos kažkoks rėžis labai įdomus buvo, tik profitai irgi. Čia man taip atrodo ir čia, bet treidas toks be idėjos. Toks visiškai be idėjos. Kur nei logikos, grafikas kyla į viršų. Jokios konsolidacijos, jokio kritimo į apačią, jokių backtestų, nieko. Ir aš kai pradėjau nagrinėtis, dabar pažiūrėkit, įsijungsiu valandinį grafiką, varam prieš Manarą. Tai va šitoje vietoje mes turėjome key levelį. 1.6, 1.5, 6.5. Tai va hebryte kai kurį įėjo iki čia ir čia galėjo pasimti tik profitą, nes ne visada daina iki key levelio šitą esu sakęs, daikite truputuką, kad ir va žemiau, nes mes dabar perkame. Ir pasižiūrėjau šitą treidą. Nu va, įeit va bam, jokios logikos, mes pasijungėm į laivą. Aš pasidėliau, sakau, Firvelio gepas, ICT konceptai ir važiuojame į treidą, viskas 15 minučių čartas, aš premiumuose pasidalinau, hebra, kad gera galimybė, nes šiaip tai aš eurui atpai netreidinu, tačiau pasirodė tikrai labai gera galimybė ir kad galima įeiti ir va šitoj va vietoj šitaip yra. Įeidinėjom mes maždaug, čia buvo kilimas, va, maždaug nuo čia mes susijungiam, pradėjom žiūrėtis ir daviau tai va. Buy limitą, kad jeigu orderis iki čia daeina, mes čia apsiperkame ir važiuojame į viršų. Tai dabar šitaip, žiūrime, kaip tas mūsų treidas iki enterio davažiavo. Važiavo, matote, kritimas. Čia jau mūsų manarininkai ėjo, vat būtent po šito candalo. Kaip galima įeiti grinai po stipraus pušinimo į viršų į šortą? Nu, atspėjo, sakykime, kad vat sekantis candalas bus kritimo. Bet logikos tai čia nėra. Žiūrim toliau. Op, po truputį leidimasis, nu, tarkime, pataikė, bet kaip ir piešiau, tai profito lyginu jiems dar toli iki jų. Va šitoj va vietoj įėjo į treidą ir dabar pažiūrėkit, ant kiek tiksliai ir gražiai įeitas į treidą yra. Pasitestavo mūsų Firvelio gepas, patestuota zona, mes galime įeiti long poziciją. Antras retestas buvo šitoje vietoje ir viskas. Mes sėdėjome su šituo treidu be nervų.
Mes kaip pirmą kartą live taip susijungiam. Tada azarto buvo. Nervuoti visi, nes pradžiai buvo minusas, minutinis grafikas, GBP USD, bet ir tai finale mes išėjome į pliusą. Dėl to labai džiaugiuosi iš tikrųjų ir labai, sakykime, fainas kolektyvas. Va čia tikrai va. Ir dabar pažiūrėkit. Va gerai, grįžtam prie mūsų euro JPI. Varome prieš Monarą, šitą dar patikišim, va čia, va, didelėm raidėm. 2 kartus, op, patestavom mūsų zoną ir pasižiūrime, kaip mūsų 1 prie 2,5 risk rewardas suėjo. Suėjo, iškart sakau. Op, kilimas, leidėjimasis, nes tai būna. Mes Forexo traderiai žinome, kad kaina grįžta, jinai neina tiesia linija. Ir maždaug šitoje vietoje aš išėjau kažkur, nes jau užsidarinėja, gal truputuką anksčiau, išėjau, nes užsidarinėja marketas. Tai aš taip pasižiūrėjau, ne, išeinam, duotas signalas iki čia maždaug, tai sakiau, kad užsidarykite prieš marketų uždarimą, tai su šituo trade 800 baksų pliuso, tai reiškia 1,6% pagal mano balansą ir rewardus visus, tai visai neblogai, nes aš žinau, ką darau. Tai aš jeigu neteisus, aš neteisus. O kai Monara duoda kažkokią nesąmonę, tai atsigaukit, būkit žmonės, pradėkit mokyti, šiandien nėra sudėtingas variantas, laiko reikia. Ir viskas čia, va, susigaudysit, uždirbsit tų pinigėlių. Ir dabar taip, aš sakiau, hebrytai iki levelio gali maiti, tai sakykime, va, daikime iki 1,5640. Tai jau čia 1 prie 4 risk rewardas ir žiūrime, kaip per mūsų datį sureaguotų. Viskas, hitino. Čia dar valandikė. Realiai. Hitino tik profitus. Hebrytė mačiau nusiėmė, dalinosi, kad viskas gerai. Ir labai džiaugiuosi, fainas laivas buvo ir su šituo treidu mes pabaigėme mūsų premiumo savaitę. Tai neblogai. Sakau, uždirbta, realiai 2% bendrai. Tačiau labai tvarkingai, labai be nervų, su visais SL-ais, su visais take profitais. Tai nėra čia jokių stebuklų. Tai va, hebrytė, ačiū, kad žiūrėjote. Tikiuosi, video patiko. Kaip ir sakau, pristačiau, ką veikia premiumai, kaip jie ką veikia, sakau, laivai, jeigu reikia. Treidai su limit orderiais ir su stop orderiais, kad spėtumėt apsiskaičiuoti, spėtumėt įeiti. Ir, tas premiumas kavos puodelis per dieną kainuoja. Tai mėnesį kavos nepagersi. Bet sakau, bendruomenė kuriama, prisijungiam į Discordų, šiaip sakau, visi bendravo, visi vieni kitiems padedam. Ir labai fainai, iš tikrųjų atsiranda ir žmonių jau, kurie gauna finansavimus, jau vis tiek. Ir vienaip, vieni pagiria, kiti palaiko, jeigu nepasiseka dar kažkas. Iš tikrųjų labai labai smagu ir ačiū jums, kad jungiatės ir kad žiūrite ir kad dalyvaujate mano video, kad klausotės manęs. Čia taip sakau. Tai va, jungitės į Discordą. Tai ačiū, kad žiūrėjote, ši savaitė buvo nebloga, kad ir gruodis, tačiau pliusas 2% maždaug. Taip ir visados mes judame link bendro tikslo. Uždirbti $. Bye bye.